Labą dieną, turbūt galime tęsti toliau. Iki pertraukėlės turėjom 2 pristatymus angliškai, 1 lietuviškai, dabar turėsime 2 lietuviškai, 1 angliškai, kad pailsėtų truputuką ir trumpesnius, tai baigsim anksčiau. Aš esu Giedrius Šiprinskas, jau 14 metų diegiu mažmeninės prekybos verslo valdymo sistemas. Ir šiandien norėčiau pakalbėti truputį, irgi jau apie konkretesnius dalykus, apie atskirą funkcionalumą, apie atskirus modulius. Ir pradėsiu nuo tokių, dalykų, kad kiek mes dirbam su savo klientais, taip jeigu žiūrint globaliai strategiškai, pagrindiniai 3 tikslai, kuriuos jie kelia mažmeninės prekybos verslo valdymo sistemoms, tai yra didinti pardavimus arba uždirbamų pinigų kiekį galų gale, sutvarkyti procesus arba mažinti sąnaudas ir išlaisvinti apyvartinės lėšas. Kaip jie mums sako, Sveinakis ant pateikė detalesnę truputį lentelę, bet pats pagrindinis dalykas, ką nori visi daryti, tai didinti pardavimus, kad daugiau pirkėjų ateitų į parduotuvės, kad jie pirktų daugiau, kad tas krepšelis būtų didesnis, kad marža būtų didesnė. Kaip tą galima padaryti? LS Retail NAV 2013 turi keletą įrankių, keletą tokių funkcionalumų, kurie tai padeda padaryti. Tai rinkodaros akcijos, kampanijos, pasiūlymai, personalizacija, personalizuoti pasiūlymai. Apie tai šiek tiek minėjo kolegos iš Islandijos, mobilus lojalumas, mobilus kasininkas, poreikio prognozavimas, tai reiškia, kad būtų reikiamų prekių reikiamas kiekis ant lentynų, nes jeigu jų nebus, tai pardavimai tiesiog neįvyks. Apie tai šiek tiek pakalbės po manęs produkto vadovas iš Islandijos Matijas. O aš norėčiau truputį detaliau apie pardavėjų motyvavimą. Pardavėjų motyvavimas, pardavėjų motyvavimo tikslas, tai yra kažkaip tai padaryti, kažkaip tai pasistengti, kad tie pardavėjai pardavinėtų tai, ką mes norime. Skatinti pageidaujamų prekių pardavimus ir kad tai darytų visi pagal hierarchiją parduotuvės darbuotojai. LS Retail sistemoje už tai yra atsakingas pardavimų komisinių modelis, naujos versijos LS Retail NAV 2013. Pardavimų komisiniai. Kokie čia kyla iššūkiai įmonėms, nes daugelis iššūkių vienaip ar kitaip skaičiuoja pardavimo komisinius ir tiek kasininkai, tiek salės darbuotojai, tiek parduotuvių vedėjai gauna papildomus priedus prie savo atlyginimo. Per krizę galbūt kažkam tie priedai buvo nupjauti ir iš kartos pasijuto, tarkim, nuėjus į maisto didelę parduotuvę, prekybos centrą, kad akivaizdžiai kasininkai pradėjo dirbti lėčiau, kai dirbi tik už bazinį atlyginimą. Bet kaip daryti, kad skatinti tų pageidaujamų prekių pardavimus? Čia pagrindinis iššūkis yra tas, kad dažniausiai įmonė skatina kasininkus ar salės darbuotojus, tarkim, nuo apyvartos. Gauni kažkokį procentą nuo apyvartos. O rinkodaros departamentas turi savo mintis, turi savo idėjas, kaip skatinti tos pardavimus, organizuoja akcijas, kampanijas. Šią savaitę mes prekiausim, norim stumti į apyvartą tokio tai tiekėjo prekes ar tai tokių prekės grupių prekes. O salės darbuotojams, kasininkam, pardavėjam, tas kaip ir tiesiogiai nesiriša su jų skatinimo politikomis. Kaip skatinimą padaryti labiau išmanių, kad būtų skatinama tiksliai tai, kaip norim, kur norim, kada norim, nes paprastai dabar tas skatinimas yra procentas nuo sumos ir viskas. Kaip sumažinti rankinio darbo apimtis. Arba parduotuvės vedėjas, arba kažkas centriniai kontoroj turi daug excelinių lentelių, kur pagal kiekvieną kasininką, kiekvienoje parduotuvėje, tarkim, yra skaičiuojama, kiek jam priklauso čia tų komisinių. Tai tikrai didelis darbas ir nedaug dievė paaiškėja, kad kažkokios tai pardavimų transakcijos nėra įtrauktos į tas lenteles ir reikia viską perskaičiuoti. Kaip to būtų galima atsisakyti? LS Retail pardavimų komisinių modulių funkcionalumas dirba tokiu būdu. Galima labai lankščiai nustatyti, pagal ką skaičiuojami komisiniai. Yra prašomos komisinių skaičiavimo taisyklės, tarkim, pagal tiekėjus. Kiekvienam tiems tiekėjams, kuriems mes norime, nuo kurių prekių pardavimų norime skatinti parduotuvių darbuotojus, galima nustatyti skirtingas taisyklės. Vieno tiekėjo vienokias taisyklės, kito tiekėjo kitokias. Tarkim, kostiumų pardavimus nuo kostiumų reikia skatinti 1 procentas nuo apyvartos, jeigu parduodi batus 2 procentai nuo apyvartos, jeigu parduodi žaislus kitoks procentas.
Galima skatinti pardavinėti konkrečias prekes ir tai yra labai gerai, jeigu norima susijęti pardavėjų skatinimą su būtent marketingo kampanijomis. Jeigu aš darau marketingo kampaniją kažkokiai konkrečiom 20 prekių, aš galiu prašyti specialią taisyklę, kad šią savaitę tos 20 prekių už jas pardavėjai gaus 2 kart, tarkim, didesnį procentą, jeigu jas stengsis pardavinėti. Čia labai geras būtų pavyzdys, kaip vėlgi prekybos centruose yra prie kasų guli loterijos bilietai, žmonės kas nori prieina, perka, kas nenori neperka, kartais kasininkai pasiūlo, bet ypač prieš šventes, tarkim, Olifėja daro akcijas, skatina papildomai kasininkus. Jeigu parduosi 100 loterijos bilietų per savaitę, gausi ten dovanų kuponą, ten 20, tarkim, litų. Pardavimai pakyla 4-5 kartus, priklausomai aišku nuo parduotuvės. Tai reiškia, kai nori, gali kasininkai geriau dirbti ir uždirbtos pinigus tiek darbdaviui, tiek savo. Galima skatinti pagal parduotuvės arba parduotuvių grupės. Pavyzdžiui, atsidarė nauja parduotuvė, kažkur tai nuošaliau, ten apyvartos mažesnės, kad neskiriaus darbuotojų, kad žmonės ten norėtų dirbti, jos galima skatinti didesnių procentų negu parduotuvės darbuotojus, kuris yra geroj vietoj. Galima skatinti labiau, tarkim, ar mažiau priklausomai nuo savaitės dienos, šeštadienį ir taip yra srautas, šiandien jūsų pardavėjai nuopelnas procentas bus komisinių mažesnis, o pirmadieniais iki pietų jisai bus daug didesnis. Taip pat galima papildomai skatinti, tarkim, atėjo naujas darbuotojas, visai žalias, jis nežino prekių, nežino pirkėjų, kad jo nenuvilt, kad jį pritraukti, galima, tarkim, pirmus 2 mėnesius skatinti kažkokiu tai didesnių procentų. Taip pat yra įmonės, kurios naudoja šitas sistemas, yra toks vienas labai įdomus, populiarus, tarkim, naudojimo dalykas to skatinimo. Dabar kaip prekybos tinkluose, tarkim, renkamas mėnesio ir savaitės darbuotojas geriausias ir jis gauna kokią nors dovanėlę, kuponėlį, tarkim, 100 litų apsipirkti tam pačiam prekybos tinkle, tarkim. O galima jam, reiškia, sutaupyti, neduoto 100 litų, pasakyti, reiškia, tu kaip premiją gauni šitą artimiausią mėnesį, tu gausi 2 kart daugiau komisinių už savo pardavimus. Kas įvyksta? Sutaupom 100 litų, jisai labiau laksto, stengiasi pardavinėti, pats užsidirba savo tą premiją ir kartu uždirba pinigus savo darbdaviui. Ir galima taip pat skaičiuoti komisinius priklausomai nuo pardavimo tikslų. Galima kiekvienos transakcijos, tarkim, skaičiuoti 2% nuo pardavimo apyvartos, o galima apibrėžti, kad iki 1000 litų nesiskatinamas, nuo 1000 iki 2000 apyvartos 1%, nuo 2000 iki 3000 2% ir taip toliau. Ir sistema tą viską daro automatiškai ir taip pat galima čia dar lankščiau tą viską aprašinėtos visus nustatymus. Tarkim, jeigu parduotuvė yra grupė darbuotojų, mes norime, kad jie nekonkuruotų tarpusavį, o dirbtų kaip komanda, vienas kitam padėtų ir tą pirkėją ne kiekvienas lakstytų ir klausinėtų, ko tu čia nori, ko aš tau galiu padėti, bet taip dirbtų sutartinai, juos skatinti kartu, reiškia, nuo bendros pardavimų, tarkim, sumos, tas procentas komisinių tenka visai tai pardavėjų grupiai, kuri tą dieną toj parduotuvėje dirba. Komisinių taisyklėse galima šalinti prekes ar prekių grupės, tarkime, aprašom kažkokią tai taisyklę, kad videotechnikai toksai komisinių procentas išskyrus televizorius arba kostiumams toksai procentas išskyrus kažkokias tai konkrečias prekes. Arba jeigu skelbiam akciją, tai tai akcijai galim paskelbti atskirą komisinių taisyklę, nes iš dalies ne pardavėjų nuopelnas, kad pas mus eilė stovi pirkėjų prie prekystalio, nes šią kainą gerą padarėm, bet iš kitos pusės, kaip prieš tai sakiau, kad tai kažkaip sutaptų su marketingo tikslais, vis tiek skatinti reikia. Tai galima tas atskiras taisyklės aprašytas atskirom prekių grupėm. Ir taip pat kyla poreikis dažnai daryti papildomus koregavimus. Ar tai klaidos įvyko, ar tai netyčia ne to pardavėjo kodą įvedė kasoje ir kad nebūtų skriaudos, ten galima rankiniu būdu tada daryti koregavimus, tos skaičius perkelinėti iš vieno darbuotojo kitam. Ir, kaip sakiau, yra skatinami visi pagal lygį parduotuvių darbuotojai, tiek kasininkas, tiek priklausomai nuo parašytų taisyklių, tiek, tarkim, salės darbuotojas, konsultantas, kuris surado tą pirkėją, įvedė prie kasos, tiek iki pat parduotuvės vadovo savais procentais, nes jie visi kažkokį tai turi indėlį įnešti į tą bendrą reikalą, į pardavimą, kad jie būtų aktyvesni ir kad jų būtų daugiau.
Galutinis rezultatas pardavimų komisinių modulio tai yra be abejo skaičiukai už pageidaujamą laikotarpį pagal kiekvieną darbuotoją sistema suskaičiuoja ir parodo pagal kokią sumą ir kiekgi komisinių yra paskaičiuota šitam darbuotojui šitą, tarkim, mėnesį išmokėti. Patogiausias dalykas čia yra tas, kad nereikia jokių excelinių failų, jokio papildomo rankinio darbo, sistema tą suskaičiuoja pilnai automatiškai. Be abejo, tų komisinių skaičiavimo taisyklių skirtingose įmonėse teko matyti labai įvairių ir labai priklausomai nuo įmonės įsivaizdavimo ir tų politikų, kaip čia reikėtų skatinti. Tai tas konkrečias taisyklės modulis galbūt jų visų nepadengs, jas galima papildomai įdėti, įkelti, programuoti čia, bet tada jau viskas vyks automatiškai ir be excelinių failų, jeigu atsiras papildoma kasos transakcija, jinai irgi automatiškai pasiskaičiuos ir prisidės prie bendros sumos. Pardavimų komisinių modulio nauda, kaip jau turbūt matėsi, tai leidžia lankščiau motyvuoti parduotuvių darbuotojus, lankščiau negu kaip dažniausiai daroma, nes galima motyvuoti pagal dienas, pagal prekių grupės, pagal valandas ir taip toliau. Leidžia lankščiau susijęti rinkodaros akcijas su asmeniniais parduotuvių darbuotojų tikslais ir su darbuotojų skatinimo tvarkomis ir leidžia padidinti vidutinį pardavimų krepšelį, aišku, rezultate, kas yra svarbiausias pardavimų komisinių tikslas. Nes šiaip duotum visiems vienodą algą ir gerai, visi turbūt gerai dirba, bet žmonės nori užsidirbti, bet tai leidžia padidinti pardavimus. Ir leidžia automatizuoti komisinę apskaitą, kas yra iš tikrųjų labai patogu. Kita tema, apie kurią norėjau pašnekėti, tai yra nuostolių prevencija. Nuostolių prevencijos apskritai kaip po tokio objekto paskirtis, tai yra išsaugoti arba pagal galimybės padidinti įmonės pelną sumažinant nuostolius. Ir LS Retail turi nuostolių prevencijos modulį ir jo tikslas yra duoti įrankius, kurie leidžia identifikuoti įtartiną arba neleistiną kasininkų elgseną ir įrankius, kurie leidžia analizuoti, kasgi ten įvyko ir kodėlgi ten įvyko. Jeigu pasižiūrėti taip truputį ryšia plačiau į nuostolių prevencijos statistiką Baltijos šalyse, tai pagal 2011 metų duomenis, bet jie pernai metais buvo labai panašus, mažmeninės prekybos globalus vagysčių barometras darė tyrimus ir nustatė, kad dėl darbuotojų kalties atsiranda 33% visų nuostolių. Be abejo, čia yra ir tiesioginės vagystės darbuotojų, kai prekės yra išnešamas, tada čia verslo valdymo sistema nepajėgi yra, ir apsauginių kažkoks tai indėlis ir kitokie visokie reikalai. Bet kasininkų tiesioginis indėlis kasose, atliekant kažkokias neleistinas operacijas, irgi yra nemažas ir tą galima pabandyti be abejo sumažinti. Jeigu pagal skaičius tai yra 246 milijonai eurų per Baltijos šalis ir nemažus pinigus įmonės išleidžia to prevencijai. Iš principo tai vagia viską, bet populiariausia tai yra tokie elektronika, kosmetika, alkoholiniai gėrimai, maisto įvairios rūšys, dešros maisto prekių parduotuvėse, cigaretės ir panašiai, drabužiai, skutimosi priemonės, bet šiaip reikia stebėti viską ir brangias ir pigias prekes. Kaip tai vyksta? Jūs žinot geriau už mane, kaip tai vyksta. Skirtingose mažmeninės prekybos įmonėse tas vyksta skirtingai, nes yra skirtingos prekės, skirtingi pirkėjai. Yra didelė dalis panašumų, kas ten vyksta, kai kurie yra ir savitumai. Tarkim, nuolaidų suteikimas saviems pirkėjams. Ne? Jeigu įmonės darbuotojams leidžiama suteikti kasoje nuolaidos, kažkokiu rankiniu būdu tas ir vyksta, kad ateina savas draugas, giminė, taip toliau, jam suteikiu nuolaidą. Svetimų lojalumo kortelių naudojimas. Čia du tokie pagrindinės kryptis. Tai viena, kai braukau lojalumo kortelių, čia pasidėjęs, ten man kapsi centukai ir litukai, o po to aš už juos atsiskaitau ir
taip gaunu pinigų, o kita kryptis, tarkim, drabužių galbūt parduotuvėse, kad tiesiog žinau kažkokio lojalumo kortelės numerį, kuri duoda didelę labai nuolaidą ir savo draugams tą numeriuką čia rankomis ir mušu į kasos aparatą. Sąmoningai neteisingų prekių kodų naudojimas, atsinešė vieną prekę, brangų kažkokį viskį, aš įmušiau pigaus viskio koduką. Neteisingo kiekio ar svorio įvedimas, atsinešė 6 alaus butelius, įmušiau vieną, atsinešė mėsos 2 kg, aš taip biškį kilstelėjau, gavosi mažiau. Kainas vedu netokias, nuolaidas vedu netokias, kokias priklauso, ypač jeigu leidžiama kainas keisti ranką arba nuolaidas keisti ranką. Taip pat tas pats kiekių, kainų, nuolaidų, informacijos vedimas rankiniu būdu, jeigu jis yra leidžiamas, jis čia atsiranda erdvė tam tikro manipulacijom, fiktyvus prekių grąžinimai arba kvito nuleimai. Vis tiek kaip nenori, apsaugos prie kiekvieno kasininko nepasistatys, reikia leisti anuliuoti, net jeigu ir kai kurie prekybininkai, tarkim, leidžia dabar anuliuoti tik tai vieną tam paskutinę prekę kvite, bet vis tiek yra sugalvoti metodai, kaip reiškiasi pasakyti, kad tą prekę reikia grąžinti, nors draugas tą prekę įsinešė, o antrą čia atnešęs prie kasos paliko, tipo šitą reikia grąžinti. Stalčiaus atidarimai ir panašiai. Tai yra daug tokių ir dar daugiau potencialių vietų, kur kasininkai gali bandyti savo prisidurti prie algos ir tas vietas kažkaip tai galima bandyti gaudyti. Kaip tas vyksta? LS Retail nuostolių prevencijos modulis, jisai padeda atpažinti nepageidaujamą kasininkų elgseną ir padeda ją analizuoti. Dabar LS Retail verslo valdymo sistema, jinai savie turi labai daug informacijos. Daug informacijos, viskas apie pardavimą, kokios prekės, kada, kaip ta informacija buvo suvesta, kas rankiniu būdu, kas automatiškai pasiskaičiavo, kada tai vyko, kur tai vyko, kaip buvo apmokėta, ar tai gražinta, ar tai negražinta pagal kvitą, pagal čekį ir taip toliau. Ir tą informaciją galima analizuoti ir iš to daryti tam tikras išvadas. Surasti tokias transakcijas, kuriuose nuliuoto eilučių skaičius kvitose viršija X procento. Visada yra tam tikri nuliavimai, bet yra kiekvienas prekybininkas taip turbūt pasiskaičiavo, kad tarkim pas vieną 2 procentai visų transakcijų nuliuojasi, pas kitą 5 procentai, pas kitą 10 procentų eilučių. Ir kaip ir yra kažkoks tai vidurkis. Ir čia galima pradėti sekti tam tikras tendencijas pagal atskirus, tarkim, kasininkus, kurie kasininkai, tarkim, 2 kartus labiau išlipa iš to vidurkio. Jeigu pasinė 10 procentų nuliuoto eilučio 20 ir tada pradėti žiūrėti, o kasgi čia vyksta. Bet tai reikia turėti kažkokį įrankį, kuris parodytų, kurie kasininkai, kada, kiek šio procentų pas juos tų anuliuotų eilučių atsiranda. Pardavimai su marža mažesnė negu X procentų. Čiagi gali būti, aišku, normalu, kad yra išpardavimai, yra ir į minusą kartais parduodam, bet dažniausiai ne. Tai čia galima irgi panorėti stebėti, o kiekgi vidutiniškai kokio kasininko reiškiasi pardavimų, kokia yra marža, kada jinai nukrenta, galbūt ir kažkokie keisti svyravimai. Ir čia galima uždėti tokį stebėjimą, kad, pavyzdžiui, stebėti vidurkis už savaitę, vidurkis už dieną, vienos transakcijos vidurkis ir tokius išsišokimus taigius atskirai kaupti. Pardavimai, grąžinimai po darbo valandų, jeigu tai yra neleistina, arba prieš darbo valandas, nes tai gali vykti dėl to, kad jau parduotuvės vadovas išvyko arba apsauga jau išėjo ir čia patogu yra kažką tai padaryti tokio. Nuolaidos viršiančios tam tikrą sumą arba tam tikrą procentą, jeigu kasininkui leidžiama, tarkim, sistema neuždėta griežtai, kad jam kontroliuoti nedaugiau negu tiek procentų nuolaidos, bet jam spręsti, jeigu prasideda čia piknaudžiavimai, gali prekybininkas norėtų, tarkim, neleisti per kasą grąžinimų daryti už didesnę kaip 100 litų sumą, jeigu suma viršio 100 litų, turi kviesti parduotuvės vedėją ir panašiai. Tai čia irgi galima tikrinti, kontroliuoti, ar tokių grąžinimų vyksta, kiek vyksta, ar tai išlipa iš kažkokio vidurkio. Grąžinimai be kvito, turime omeny be originalaus kvito. Jeigu atėjo pirkėjas, neatsinešė kvito, grąžina prekę, jūs ją leidžiate priimti, bet tai vėlgi čia yra tam tikra vieta, kur gali kasininkai pradėti bandyti gudrauti. Tai galima pradėti stebėti bendras tokias tendencijas, ar kažkokie kasininkai neiššoka iš tų vidurkių. Jeigu nuolaidos suteiktos ranka, kainos keistos ranka, arba kredito kortelės numeris vestas ranka, arba bet kokia informacija vesta ranka,
tą irgi galima kontroliuoti, fiksuoti ir pradėti žiūrėti, stebėti, analizuoti, kiek tai vyksta per savaitę, per dieną, vienos transakcijos metu. Ir daug kitos informacijos. Kaip veikia šitas modulis, jeigu pakalbėti apie darbo principus, tai jau truputį užsiminiau, yra kasos operacijos. Su daug duomenų, kasos operacijos yra filtruojamas. Čia veikia tai vadinami triggeriai, kurie pagal aprašytus parametrus, algoritmus, tas įtartinas operacijas paima ir jas sudeda į įvykių žurnalą. Ir tada, jeigu tų įvykių skaičius viršė vėlgi nustatytus limitus per dieną, per savaitę, tai tie įvykiai yra eskaluojami į incidentus. Ir šitą informaciją jau galima tada analizuoti, jeigu norisi gražiai detaliai, tai rekomenduojama, reiškia, skelti į išorinius analizės įrankius, verslo analizę, data mining ir panašiai. Ir tam tikrą informaciją galima gauti ir iš LS Retail nuostolių prevencijos modulio ataskaitų. Triggerių rūšis. Tos funkcijos, kurios analizuoja tą įtartiną veiklą, tai yra sisteminiai triggeriai, pagal sudėtingus algoritmus jau suprogramuoti gamintojai yra viduje, jų yra apie 20 skirtingų. Galima vartotojams patiems kurti nesudėtingus parametrizuojamus triggerius, jau neribotojų skaičių. Tarkim, jeigu jums kyla įtarimas, kad kažkoks tai kasininkas čia truputį kažką negerai daro, galima sukurti triggerį, kur pasakyti, aš noriu, reiškia, jeigu tas kasininkas padarė kažkokį tai grąžinimą arba kažkokios tai prekės, tai kad visus tokius įvykius, visom tokiam transakcijom kurtų įvykius. Ir aš jau tada tos įvykius detaliau analizuoju ir galima visada pagal jūsų norimus algoritmus papildomai suprogramuoti, ką jūs norite detaliau stebėti, kada ir kaip. Planai. Planai ateičiai, tai planuojama nesustoti, o tobulinti modulį toliau. Tarkim, vienas iš planų, reiškia, sukurti vidutinio skanavimo laiko sisteminį tokį triggerį. Tai aktualu tiem prekybininkam, kur stovi eilutė ir turi dirbti greitai, bet galima pradėti stebėti, kad kurios čia galbūt pas kažkurį kasininką tokie yra įtartini užstrigimai, reiškia, per ilgas laiko tarpas tarp skanavimo, nes per tą laiko tarpą galbūt čia kažkas tai tokio įdomaus vyksta. Kartais yra labai reikalinga informuoti apie įvykį realių laikų. Ne po dienos arba po savaitės analizuoti, irgi gerai, kad išsiaiškinu, kuris kasininkas čia kažką daro, bet jau išsiaiškinus, kad tas kasininkas daro kažką negerai, kartais norisi, kad vos tik tas negerai vyksta ir iš karto kažkas jau gautų, tarkim, žinutę, bėk, stebėk, gaudyk tą kasininką. Planuojamas funkcionalumas, kvito atsukimas atgal su sinchroninė peržiūra, kitaip sakant, jeigu aš paimsiu ten vakar dienos kažkokią kvitą ir atsistosiu ant tos konkrečios eilutės, čia man eis video įrašyta medžiaga iš kamerų, kurios rodys tuo metu, kas realiai ten vyko. Aha, čia skanuotas ten toks tai pigus viskis, o kas iš tikrųjų iškėsi, kasininkas tuo metu skanavo, galbūt iš vis nieko neskanavo tą prekę, reiškia barkodą pirštų uždengęs, praleido iš 3 butelių tik tai vieną nuskanavo. Ir integracija su LS Retail verslo analizės moduliu planuojama ateityje. Taip, nuostolių prevencijos modulio nauda, tai yra leidžia sumažinti nuostolius, kurios kelia neteisėtas kasininko elgesys. Čia yra tokia tiesioginė nauda, dėl kurios ir sukurtas šitas modulis. Ir yra dar tokios papildomos netiesioginės naudos, tai leidžia identifikuoti įvairias darbinės problemas ir jas spręsti. Labai dažnai susiduriam su tokia situacija, kad tarkim iš kažkokio tiekėjo ateina prekės su nekokybiškais lipdukais. Tos prekės nesiskanuoja, kasininkai jas suvedinėja ranka. Ir tas iš karto didina, reiškia, tokių įvykių srautą, bet tai ne dėl to, kad kasininkai apgaudinėja, tie lipdukai, tarkim, nekokybiški. Arba tai gali būti, kad klaidingi brūkšniniai kodai, arba kažkas tai ofise laiku neįveda kainų. Ir kaip taisyklė, ta informacija labai dažnai numiršta parduotuviai, arba iš parduotuvės skambina į centrinę kontorą kažkam, tai tas kažkas užsirašo, ta informacija nepasklinda ir toliau parduotuvės darbuotojai gaišta laiką, aptarnaudami tokius darbinės situacijas, kurias galima spręsti jau kažkokiam organizaciniam priemonėm. O tą viską irgi padės išryškinti atnaudojimą šito modulio, nes
Tai irgi išlendavo kaip tokie išskirtiniai atvejai, įvykiai, kuriuos galima po to stebėti. Taigi, LS Retail mažmeniniai prekybai, parduoti daugiau, prarasti mažiau. Tai LS Retail mažmeninės prekybos verslo valdymo sistema, bet būtent tas funkcionalumas, apie kurį papasakau, ir leidžia geriau motyvuoti pardavėjus, kad jie labiau bėgiotų, stengtųsi dėl savęs, bet kartu ir dėl įmonės. Ir įmonė leistų uždirbti pinigus, ir įmonė iš to uždirbs pinigus. Tai tiek tada. Ačiū. Jeigu nėra klausimų, perduosiu žodį kolegai iš Islandijos. Matthias, where are you? The stage is yours.